Aš Kleo Denil, mumijos dukra, Egipto princesė. Aš puikiai išsilaikiau ekshumuotą. Ir šitaip amžiams likau graži ir jauna. Aš ir Disas Gorgonas, pati karščiausia porelė mokykloje. Nepavydėkit, nors nepavydėkit. Kada nors aš valdysiu visą pasaulį, tuo tarpu visus gąsdinu. Patikėkit, suvaldyti vampes tai taip pat nelengva kaip visa dinastija. Pažiūrėkit, kokia esu ypatingai baisi. Šiukšlės perdirbk į nekenksmingą kurą. Geras. Tai greičiausiai Gilijos. Klystate, mano. Šito koks skirtumas, kas dėka aš tapsiu išprotėjusio mokslo mugės karalienė, sostas bus mano. Kleo, tai ne sostas. Aš jau žinau, kaip atrodo sostas. Vandens poveikis tualetiniam popieriui. Giulija, kaip tu leidai Kleo save apiplėšti? Tu turi už save pakovoti. Taip, tu nesi Kleo tarnaitė. Ai ne? Kokia neteisybė? Tu turi imtis priemonių. Kleo laukia žlugimas. Ačiū. Taip, mano projektas nepriekaištingas. Sostas mano! Kleo, tai ne sostas. Tai mano mokslinis darbas. Drėkinimo kamera. Atsisveikinsi su savo oda. Ne, juokinga. Tikiuosi, ji naudoja tą nesveikai pasakišką vandeniu atsparų tušą. Nes tai gali tęstis visą dieną. Oi, ką? O ne. Mano nugara! Kas, kodėl, kaip? Toks sutapimas būna tik kartą per 1000 metų. Šiandien penktadienis 13 ir dar spalio 31. Neįmanoma! Keista, ką? Šiandien blogiausia diena gyvenime. Taip! Atsargiai! Ideali nesėkmė audra. Ir taip iki 3. Viskas pasibaigs tik po skambučio. Liko 6 valandos. Monstro draugės, nusiraminkit, aš turiu. Niekas negresia amuletą, kuris saugo ne tik mane, bet ir ką, kas yra su manimi. Nesėkmės anuliuotos. Na, jei jau jį turi, tai kur jis? Jis netinka prie mano stiliaus, Giulija jį nešioja už mane. O ne! Štai kur jį. Gerai, gaivina. Abejoju, ar išgyvensiu iki 3. Į kairę! Ne tą kairę! Ar ji daro tai, ką aš? Ji gera. Tu teisi, Giulija. Jis lyg ir tinka prie jos stiliaus. Oho, 9, geras. Ne, aš nusipelniau geresnio pažymio, mokiausi visą naktį. Ponas Pašlemiekas niekada nerašo 10, nieko nepadarysi. Klysti. Jis priklausė faraonui Daugalvo Himenui. Jis suteikia įtikinimo galią. Tu tikrai nori su to žaisti, Kleo? Ar ne tavo tėtis sakė, kad visi šie daikčiukai prakeikti? Susitvarkysiu. Pone Pašlemėke, aš tikrai viską padariau idealiai. Kodėl negavau 10? Aš 10 nerašau. Bet aš nusipelniau 10 su pliusu. Tu nusipelnai 10 su pliusu. Lazda turi 2 galus. Dvelkė žuvim. Dar grįš rikas. Prašau, viską valdau. Oho, kaip susigrūdė. Pavėluosime pamoką. Lažinamės. Galėčiau prisiversti įsimylėti šią galią. Šios dienos namų darbai. Linksminkitės.
Kleo ikona naudoja kaip kreditinę kortelę, neturinčią limito. Tai va, o kas būna, kai paskui gauni sąskaitą? Nepriekaištinga diena. Pabais, draugės, jūs nerimavote be reikalo. Kokie prakeikimai. Sakiau, kad viską kontroliuoju. Kas? Kas ne taip? Sakai, kontroliuoji? Dar niekada nemiegojau pas draugę. Ai, miegoti pas draugės yra puiku. Kartais nemiegam visą naktį ir plepam. Ir gražinam vieną kitą. Ir lakuojamės nagus. Ir kalbam apie vaikinus. Nepamirškite chimeros chimeroms. Kas yra chimeros chimeroms? Kleo mėgstamas žaidimas. Visada žaidžiame, kai miegame pas ją. Aš visada laimiu. 3, 4, 5. Piktojo demono korta. O, netenki 500 taškų. Iškrenti. Tikrai? Alio, tai yra... manau, gal aš eisiu į vonę ir apsiverksiu. Ha, trolis sugadina tavo šukuoseną ir makiažą klasės nuotraukai. Klodynė iškrenta. Ai, einu į kitą kambarį, kol nesupykau. Dar turi kortą, su kuria gali žaisti. Taip, 2 bėdos korta leidžia man pasiimti bet kurią varžovę. Renkuosi Frenkę. O, vargė. Atrodo, likome tik 2, Ebe. Eiti tau. Panašu, esi ugnies duobėje. Palauk, prašau, turiu karališką apsikeitimo kortą. Pasikeiskim. Dabar ugnies duobėje esi tu. Ką? Kaip? Aš... Ar galima padaryti pertrauką? Tu puikiai žaidėjai. Mums patinka chimeros chimeroms, bet Kleo nemoka pralaimėti. Geriausia leisti jai tai padaryti. Kokia prasmė taip žaisti, įleidžiate jai laimėti? Orko trolių socialinis tinklas. Praleidė ėjimą. Mados magas užkeikė tavo spintą. Grįž per 5 langelius. Miško nimfa įsibrauna į tavo telefoną. Netenki 1000 taškų. Viskas. Iškritai. Laimėjau. O, vardan Ra. Pagaliau tikrai gera varžovė. Žaisime visą naktį. Gerai. Visą naktį. Saskvačiai ir Kadaver parduotuvės gaus naują rudens kolekciją rytoj ryte. Mano veiksmų planas numato, kad tiksliau, mes būsime madingiausios vampyrės mokykloj. Kodėl negalima ateiti čia super anksti ir palaukti prie to ženklo? Tai didysis amžiaus išpardavimas. Zombiai jau būriuojasi stovėjimo aikštelėje. Taigi, Drakulaura, tu stovėsi čia, Klaudin bus čia ir atidarius parduotuvę mes atsidursim eilės priekyje. Aišku? Ar galime eiti namo? Tikrai jau vėlu. O ne, parduotuvė uždaryta. Mūsų užrakino. Paskambinkim Gulijai, gal jis įlauš į sistemą ir atrakins duris? Ne, jei atidarysim tas duris, neteksim vietos eilėje. Palaukit, praleisim naktį čia, o ryte atidarius parduotuvę būsim pirmas. Atleiskit, vyručiai, eime vampės. O ne, žiūrėkit, jie įlindo. Zombiai jau užsirikiavo eilėje. Eilė prasideda ten, kur yra tas ženklas, ar ne? Taip, bet... Eilė prasideda tiesiai už manęs. Atiduok jiems ženklą, Kleo. Nė už ką, parduotuvė to jau atsidarys. Atleisk, Slaumau, ženklas pas mane, tad aš pirma. Jis juk perka dovaną Gulijai. Kaip romantiška. Ne, aš jau pasakiau, mano. Bet, Kleo, visai gerai būti ir antra. Antra? Aš? Viskas, ši statulėlė gali teleportuoti. Man tereikia paliesti save su ja štai šitai ir... Labai gerai, Gulija. Rytdienos laidoje pasirodys Kleo Denil. Atsimink, Kleo, turėsi gaminti iš atminties be jokių užrašų ir receptų. Taigi, Denilų šeimos receptai. Labas, vampe. Ką? Pasakok viską. Ne. Taip, gerai, galbūt.
Ką dabar darysiu? Nieko neišmokau. Gulija, labai dėkoju, kad leidai man panaudoti savo avibaisių suflė receptą, bet iki pamokos aš niekaip jo neišmoksiu. Labas, vampės. Kara, kaip telepatijos stovykla? Neįmanoma apsakyti. Kokius skaičius sugalvojau? 6, 29. Kraupumėlis. Skara reiksnė telepatė. Aha. Galiu duoti jai Gulijos receptų korteles, kad perskaitytų man jas iš kitos klasės. Skara nuostabi monstrė, bet jai sunku susikaupti girdint kitų mintis. Jei tai reikės perskaityti korteles, kas tokio gali nutikti? Šiandien aš jums pagaminsiu garsųjį avibaisių suflė. Nagi, Skara, išvardink man sudėtį. Gerai, 4 puodeliai pieno. Ir pilam 4 puodelius pieno. 1 pakelis organiško avibaisių. Oho, ta vampė buvo tokia karšta, kad jai atvėsinti man reiktų litro skysto azoto. 1 litras skysto azoto. 1 litras skysto azoto. 24 tegul saugojas. 24 puodeliai miltų, 11 apyrankių ir 1 mobilusis. Dabar pašausiu į orkaitę ir po kelių minučių galėsite visi skanauti. O aš luktelėsiu savo 10-tuko. Visi lauk! Jis toj! Galvoju, kad tu visai nesidžiaugi. Tam suprast nereikia ir telepatės. Kur einat, vampės? Kartą metuose baimės būrys dirba kavinėje nemokamai. Ir visas pelnas atitenka šauniai vaikų labdarai. Aš esu uždirbusi ten daugiausiai pinigų. Iki šiandien. Pažiūrėsim. Prasideda. Jis rodys, kiek pinigų uždirbam labdarai. Pernykštis rekordas yra pažymėtas čia. Bet Neferos rekordas yra daug aukščiau. O, pirmieji mūsų klientai. Noriu mažą vanilinio iltičiną be cukraus. O aš monstrinio trigubo kerspreso su šokolado pabarstukais ir 2 balto šokolado užpilais ir daugiau pabarstukų. Mes jau beveik pasiekėm pernykštę sumą. Neferos rekordas virs senovės istorija. Regis tavo rekordą teks tvarstyti, Nefera. Abejoju. Aš pavadinčiau jį Kleo nelaimė amuletu. Šimtas jūsų užsakymą! Nefera. Abejoju, ar sumušėm Neferos rekordą. Ne-a, mes dar likom kaviniai skolingos už padarytą žalą. Tai jau tikra nesėkmė. Viskas baigta. Pala, juk neketinat pasiduoti? Kad pasiektume jos rekordą, per valandą reikia aptarnauti 500 klientų. Aš net nepažįstu tiek daug monstrų. Tam ir yra draugai. 105, pasiimkit užsakymą. 106, 109. Draudžiu jums užeiti. Stokit. Ei, klausykit, mes pasiekėm pernykštį rekordą. Valio, taip. Vaikų labdaros fondas labai apsidžiaugs. Spėju, kad šis amuletas atsisuko prieš tave. Nenusipelniau. Gana. Tu man skolinga nauja. Atleisk, aš tau tik atsilyginau. Tu jį sugadinai. Atsiliepsiu. Ne, aš atsiliepsiu. Čia man. Sveikutės, čia jūsų mumi senelė. Čia tau. Tikiuosi, ji čia neatvyks. Aš atvykstu jūsų mielosios aplankyti ir įteiksiu savo didžiausią brangenybę. Brangenybę? Anūkei, kuri parodys, kad labiausiai mane myli. Aš parodysiu brangiausiai mumi seneliai, kas labiausiai ją myli. Aš ją myliu labiau. Tu užsitraukiai faraono prakeitimą, Nefera. Žinau, kad mumi senelė renka senovinius ąsočius.
Žinai, ką ji dar mėgsta? Bowlingą. Taigi savo didžiausią brangenybę dovanoju anūkiai, parodžiusiai, kad myli mane labiausiai. Neferai. Taip! Taip, 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 taip! Ne! Mirusiųjų šunį. Ach, jis tave myli. Šis vakaras tau bus pats nuostabiausias, Gulija. Pirmasis bučinys. Diusas sakė, kad Slaumau jam prasitarė. Jis pabučiuos tave per mūsų dvigubą pasimatymą. Svarbiausia, neskubėti. Ačiū, būk savimi ir viskas bus kuo geriausiai. Vertingasis mano tėvo stabas. Tikriausiai paleidom kerus, sukeitusius mūsų kūnus. O ne, vaikinai jau atėjo. Įsižiauk. Prašom, užeikite. Negalim leist Slaumau bučiuoti tavęs. Manęs. Kleo? Ateinam. Turėsim veikti pagal aplinkybės. Na, vampės, ko norėsit? Tu atrodai lyg sirgtum. Gal nori arbatos? Gulija? Man. Ką? Man. Be kofeino. Pažiūrėk mano rankinį. Gal bus koks užkeikimas? Man nesvarbu, kad tau jis atrodo kvailas, Gulija. Ką? Klausyk, brolau, tu jai tikrai patinki. Mes pabučiuosim jas vienu metu, tada neatrodys taip keista. Žinau, koks tau svarbus buvo pirmasis bučinys, Gulija. Manau, teks jį atidėti kitam. Aš čia? Bučinys mus atkeitė, Gulija. Leo? Žiūrėkite, vampės, tai vadinamas spinduliuojančiu riksmu. Tu vėluoji labdaros pyrago kepimą, nes lakavaisi nagus? Šis lakas pagamintas iš mutavusio aštuonkojo ekstrakto. Nieko negausi, kol nepadėsi. Gerai jau, bet jei nusilaušiu nagą. Pagaliau skambutis. Kas pavogė sausainius, kuriuos taip sunkiai kepiau? Kas čia dabar? Tai dešrinis monstras! Mes būsim pirmieji vampių klientai. Metas paversti jį akmeniu. Tai dar ne viskas. Gelbėkis, kilai! Tau pavyko, žiūrėk. Pavyko? Tikrai? Iškepiau tą gumulą. Šedau, tešliau. Aš tegu mažutį. Gerai. Žiūrėkit, ką čia radau. Čia mano nagas. Visą tai sukėlė šis daikčiukas? Išvalykite šį jovalą, nedelsdami. Palaukit, ką man daryti? Gero apetito! Jis bent jau su šokolado gabalėliais. Na, kas žino, kurios iš šitų durų yra Tvailos? Štai šios. Tvailos namai labai faini. Pamatysit. Labas, vampės.
Užeikit. Ačiū, Ačiū. Dievinu tavo namus, Tvaila. Jie tau tinka. Tu čia nepasiklysi? Ne, kai įpranti, tai viskas aišku. Atsargiai su šia dėže, joje mano tėčio vaiduokliai. Jos geriau netidarinėt, atnešiu užkandžių. Kleo, Tvaila neleido atidarinėti dėžės. Aš nesu tokia nemandagi, kad pulčiau ją atidarinėti. Gerai, tik žvilgtelsiu. Kas išleido košmarų vaiduoklius? Tai galėjo būti bet kas. Tvaila, ar gali suvaryti juos į dėžę? Nežinau, kaip. Aš sutvarkysiu. Klausykit, vaiduokliai. Įsakau jums lysti atgal į dėžę. Dabar pat. Matot? Instrukcijoje parašyta, jei norite sugrąžinti vaiduoklius į dėžę, ištarkite stebuklingą žodį. Koks stebuklingas žodis? Abrakadabra. Fokus, pokus. O, papa, lysk į dėžę atgal. Nieks nepadeda. Vaiduokliai, lyskite į dėžę. Prašau. Turbūt prašau ir yra tasai stebuklingas žodis. Matot, sakiau jums. Ei, buvo smagu, turiu idėją. Atidarykim kitas tėčio dėžės. Ne? Geriau pasilikime čia ir pasimokykim. Prašau.